Bitės detektyvų biurą pasamdė bitės sekėjai. Jie norėjo išsiaiškinti, kaip Samsung telefone padaryti daugiau vietos nuotraukoms ir kitiems failams. Mes rimtai ties tuo padirbėjome ir turime tokius bylos sprendimus. Nustatymuose einame į įrenginio priežiūrą ir renkamės saugyklą. Čia spausdami ant dideli failai išsiaiškiname, kas užima daugiausiai vietos. Jei tie failai nereikalingi, juos ištriname. Dabar galime atlaisvinti dar daugiau vietos spausdami čia ir ištrindami programėles, kurių pastaruoju metu nenaudojame. Jei failų, pavyzdžiui, nuotraukų trinti nenorite, galite jas sukelti į debesį, nuėję į nuotraukų galerijos nustatymus ir pasirinkę sinchronizuoti su OneDrive. Jei nesate to padarę, tai šiame žingsnėje jums reikės prisijungti prie Microsoft paskyros. Palaukus šiek tiek laiko, telefonas automatiškai perkels jūsų galerijos turinį į OneDrive saugyklą. Tada spustelkite šią ikonėlę galerijos viršuje ir rinkitės atlaisvinti vietos telefone ir trinti viską. Taip ištrinsite debesyje išsaugotas nuotraukas iš savo įrenginio. Manau, kad šitą bylą galime uždaryti. Jeigu dar reikės kokios pagalbos su bet kuo, kas išmanu, parašykite bitės profams komentarą po šio video arba užsukite į bitesprofai.lt.